nieko nejaučiu, esu jauna, turiu partnerį ir nejaučiu savo kūno. Kas man klausia, su galva gal negerai, su galva yra viskas gerai. Tiesiog dar netradom ryšio su savo kūnu, su savo vagina, su pojūčiais. Galbūt įvyko tokie dalykai vaikystėje, kas sakė, nejausk, neliesk, galvoji pabarta, kai pradėjai save atradinėti, galbūt religingoje aplinkoje užaugai, galbūt tėvai to nepažinojo, tai nesąmoningai nukopijavai, gali būti skirtingų dalykų, kodėl to vengiai. Ir sako, va dabar jau ištekėjau, turiu partnerį ir jau linki tu ten būk labai gera lovoje. Bet niekas neišmokino, proto lygyje savo dar neleidai ir taip pat sukaustei savo kūną ir netradai tų pojūčių. 99% moterų tikrai nieko nėra, nei su galva, nei su kūnu ne taip. Tai tiesiog yra neatrastas pojūtis. Sau neleidom galbūt dėl kažkokių skirtingų priežasčių, kur minėjau, atrasti ir atsipalaiduoti tą malonumą. Taip pat antras dalykas - patyrinėti savo kūną iš tokios eksperimento būsenos, atradimo, nes tiek mum įkalta į galvą to negalima daryti, mes to ir nedarom. Tai noriu pasakyti tiesiog moterim, atpalaiduoti jūs, kad viskas su jumis yra taip, kaip turi būti. Tiesiog neatradai. Psichologas taip gali padėti atverti protą, bet kas iš tikrųjų tave atvers, tai atvers tas žaidimas, eksperimentavimas su savo kūnu ir su savo pojūčiais, atvėrimas seksualios energijos, apie ką mėgstu daug kalbėti ir mokyti moteris, ir atvėrimas tavo proto tai galimybei. Na ir dar vienas punktas yra svarbus, kad galbūt yra kažkokių traumų šią temą, išlikusių kūne, kurios blokuoja jausti daugiau. Nes kodėl užsiblokuojam? Užsiblokuojam, nes vienu momentu galbūt per daug skaudėjo, užspaudėm giliai. Nes jeigu užspaudėm giliai, vadinasi, mes negalim ir jausti to malonumo. Tai kad prieiti prie to nematomo tokio lygio, jeigu būtų stiklainis, sakykime, pirmas lygis yra grietinėlė, kitas pienas, trečias, sakykime, vanduo. Ir siekiam to vandens. Kad praeiti ten, turim nugreipti grietinėlę, galbūt išgerti tą pieną ir ten rasim tą tyrą vandenį, jeigu tai tokia paralelė būtų. Taigi, kiekvieną noriu padrąsinti, žengti į tą kelionę. Aš tai praėjau, kai man buvo virš 30 metų, žinau, kad kiekviena tai gali padaryti. Ir svarbiausia pasikaustyti kantrumu, nes neįvyksta dažnai tai per naktį, kad eksperimentuoti, išdrįsti klausti. Ir jeigu turi klausimų, norėtum šitą kelionę eiti, kreipkis į mane, atsakysiu visus klausimus. Jeigu nori žengti tą žingsnį, prisijungti į kursą, pridėta prie šio video registracijos į kursą Malonumo galia arba darbas su nefritiniu kiaušiniu, kaip įjungti savo magnetiškumą. Iki susimatymo malonumo pusėje.